Oi, sveikuliukai, pupuliukai. Na ką, susipažinkit, mano naujas draugas. Įsigijau dar žiemą, labai ilgai galvojau, labai abejojau, labai bijojau, bet vieną vakarą atsisėdau ir pagalvojau, kad aš savo tikslam pasiekti turiu tai įsigyti. Vienas dalykas, o kitas dalykas, kad aš jau daugiau nei 3 metai visiškai nevartoju alkoholio ir net nesiruošiu. Tai paskaičiavau elementariai ir įsigijau dviratuką, graveliuką. Taip, ne karbonas, taip, aliuminis, bet man, kuris prieš 3 metus svėrė 208 kg ir net negalėjau pagalvoti, kad aš galiu atsisėsti ant dviračio iš vis ir kad kažkoks dviratis yra išrastas, kuris mane gali atlaikyti. Turiu meni paprastas. Tai dabar tai yra kaifas. Ir šiandieną mano pirmasis išvažiavimas, turbūt vėjas pučia, nežinau, pusę girdėsit, pusę ne, pažiūrėsim. Šiandieną mano yra pirmasis išvažiavimas, prasibandyti dviratį. Kaip matot, važiuoju savo saloje, darau ratą, nežinau kiek kilometrų, turbūt įmesiu stravytę kažkur čia šone. Ir ką, kol kas iš pradžių jausmas dvejokas, bet dabar didžiąją daugiau nei pusę kelio dalį nuvažiavus, aš suprantu, kad jėga. Taip, dviratuką reiks truputį, oi, vėjas kaip pučia, žiauru, tai turbūt nieko negirdėsit. Taip, dviratuką reikia turbūt pareguliuot, nes yra tokių reikalų, bet čia normalu. Tai va, o ką, toliau minu ir vėjas didelis, turbūt manęs negirdit. Pakalbėsiu, dar papasakosiu grįžęs. Na ką, grįžau, super, esu labai patenkintas savo pirkiniu, tai gal tik tai važiuojant, kaip pirmam kartui gal truputį daug, nežinau, 30 km ar ne, bet gal ne, su dviračiu turbūt ne. Tai va, iškart išsiaiškinau, kad reikia su per minkštom padangom važiavau, asfalto reiktų kietesnių, tai va, truputį dasipučiau, iš karto pagerėjo važiavimas. Taip, reikia, kadangi naujas dviratis ir aš pirmą kartą jį ant jo atsisėdau, tai taip, reiktų pareguliuoti pavarų mechanizmus, nes ant kai kuriuose pavarose girdisi trinimas, kai kurios pavaros neteisingai įsimeta, kaip čia pasakyti, ir būna, kad šokinėja šiek tiek, bet tas viskas sureguliuojama. Daugiau, kada šlapia, turbūt norėtųsi purvasargį visgi užsidėti. Graveliui gal nelabai taip gražiai atrodo, bet man nesvarbu, nes eisiu dabar valyti dviračio. Tai va, ir ką, sėdynę truputį turbūt reiktų kilstelt. Tai va tas 30 km parodė, vairą truputį norėčiau horizontalumo pasireguliuoti. Tai pirmas važiavimas su Merida Silex 200 užskaitytas. Ir kaip sakau, kaip pasikartosiu turbūt milijoninį kartą, kaip žmogui svėrusiam prieš 3 metus, grubiai, gal daugiau jau prieš 3 metus, 208 kg, sėsti ant dviračio ir nuvažiuoti 30 km.
man tai yra laimėjimas. Taip kad treniruotės tęsės po truputį, neskubant, pratinam organizmą. Dabar važinėsim dar ir su šituo lauke, ne tik salėje, suksim vietoje. Tai labai džiaugiuosi. Tai va, ir labai, aišku, čia ne karbonas, aliuminis, tai įsigijimo istorija labai įdomi šito dviračio. Iš tikrųjų, ieškojau, labai daug žiūrėjau, domėjaus ir ieškojau gravelio būtent, bet patį pigiausią segmentą žiūrėjau, nes negaliu sau išleisti 1000 eurų. Ir buvo kaip tik čia Norvegijoje akcija vienoj svetainiai, būtent Rock Machine. Tai ir padariau užsakymą ir gavos taip, kad po 2 savaičių atėjo man tik priedas, o pačio dviračio nėra. Ir gavau žinutę, kad internetinėje svetainėje įvyko klaida ir šito dviračio tokia komplektacija būtent nebeturime ir nebeturėsime. Tai man, žinoma, paklausė ūgio ir pasiūlė paieškoti kito dviračio atitinkančio mano poreikius. Ir, žinoma, dar pasitikslinau, kad daugiau negaliu mokėti, negu sumokėjau. Ir gavos taip, kad jie man rado dviratį, tuo metu su akcija buvo. Ir tai jis buvo brangesnis, o šiuo metu aš žiūrėjau kainas, tai jis gavos taip, kad jis 2 brangesnis, negu kad aš realiai mokėjau. Tai čia kaip loterijai laimėjau ir, žodžiu, kaip sakoma, jeigu darai gerus dalykus savo gyvenime, gyvenimas kažką tau vis tiek duoda. Nesvarbu, taip sunku, taip judi, taip yra bėdų, bet jeigu tu judėsi, stengsis daryti viską, gyvenimas kažkaip apdovanoja. Tai va, ir gavos taip, kad žiūrint į šiuolaikinės kainas, gavos taip, kad įsigijau dviratį už pusę kainos. Tai va taip. Tokia istorija. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Toks vat. Visiškai neįpareigojantis vidosiukas gavos. Tai iki sekančių.